Sveiki. Šiandien mes kalbame apie šalmus. Dažnai sulaukiama klausimų, kaip išsirinkti savo pirmą šalmą arba kaip išsirinkti tinkamą šalmą. Reikėtų pradėti, ko gero, nuo šalmų tipų. Jų nėra taip daug. Šalmai skirstomi pagal motociklo tipą. Jų nėra daug, kaip minėjau. Tai yra atviri šalmai, skirti motoroleriam arba klasikiniam motociklam su mažesniu saugumo lygiu. Taip pat klasikiniam motociklam ir didesniem motoroleriam, turintys stiklą, šiek tiek didesnį apsaugos lygį, dengiantį žandus. Taip pat būna pilnai uždari šalmai, skirti plento motociklams. Kaip matote, jie dengia smakrą. Turiu pastebėti tokį dalyką, kad šalmai turintys smakrą yra saugesni netgi 80%. Bei visai kitokio tipo šalmai skirti bekeliai. Svarbiausias dalykas turėtų būti, kad šalmo gamintojas būtų bent jau jums girdėtas. Ką tai jums duos? Jūs įsigysite šalmą, kuris atitiks šiai dienai visus keliamus saugumo reikalavimus ir laikų bėgant jūs visada įsigysit jam atsarginių dalių. Taipogi geresnių, šiek tiek brangesnių gamintojų šalmam taikoma ilgesnė garantija. Vadinasi, jis ilgiau tikrai saugos jūs. Antras dalykas yra tinkamas šalmo dydžio pasirinkimas. Dažniausiai žmonės nusipirka per didelį šalmą. Parduotuvėje jaudinantis, matuojantis, norisi išsirinkti labai komfortabilų šalmą. Mūsų patarimas, kad šalmas būtų jums ankštas, bet patogus. Rekomenduojame pradėti rinktis nuo didesnio dydžio. Jeigu jūs nežinote savo galvos apimties, pradėkit nuo didesnio. Užsidėjus didesnį šalmą, jį reikia tiesiog rankomis pajudinti ant galvos. Tinkamo dydžio šalmas juda kartu su jūsų žandų oda. Per didelis šalmas judės atskirai. Kitas dalykas, šalmas turėtų pilnai priglusti jums prie viršugalvio. Per mažas šalmas, kurį jūs užsimaukšlinsite, šiaip ne taip ant galvos, nepriguls pilnai prie galvos. Taipogi įsitikinkit, kad šalmas nespaudžia šitų ir šitų vietų. Pagalvokit apie tokį dalyką, kad kelionėje arba sportuojant, važiuojant valandą, 2, reiškia tas nedidelis spaudimas, kurį jaučiate pasimatavę šalmo parduotuvėje, jums gali tapti rimta problema. Nekalbant apie tai, kad neduok dievė, jeigu kada nors šalmas turės atlikti savo pagrindinę funkciją, jis gali pasisukti ir jos iki galo neatlikti. Vienas iš dalykų - šalmo medžiagos. Ir iš ko susideda šalmas? Šalmas susideda iš išorinės dalies, kevalo, taip vadinamo, vidinės, pagrindinės jūsų galvą saugančios medžiagos, paminkštinimų bei ventiliacijos sistemos. Šios medžiagos ir yra pagrindiniai dalykai nulemiantys šalmo kainą. Šalmo kevalas gali būti tiesiog plastikinis, tai gali būti stiklo pluošto, gali būti kombinuoto su anglies pluošto, kai kuriais atvejais gryno anglies pluošto. Vidinės medžiagos taipogi, gali būti paprasta sintetika, gali būti su sidabro siūlais, antibakterinių padengimų, labai švelnių, taip toliau. Visa tai be abejo įtakos kainą. Bet tikrai negaliu jums garantuoti, kad pats brangiausias šalmas atitiks jūsų galvos formą. Svarbiausia išsirinkti šalmą pagal jūsų galvos formą. Tad saugaus kelio ir gerų įspūdžių.